Kągi, šiandien Tomo virtuvėlėje burgeriukai su vištiena. Oi, kažkas nukrito. Prieskoniai, nieko, tai pakelsim. Taip, ką turim: vištieną, žolių, bandelių, burgerio padažo, česnako, agurkiukų, sūrio mozarelos. Neturim lapelių, tai turim pjaustyto. Paimam vištieną, reikėjo išdaroti, nes Vokietijoje nėra pirkti šlaunėlių mėsos, teko kaulą pačiam išimt, suprieskoniuojam pikantiškais prieskoniais, pasiruošiam svogūnus griežinėlius, česnakus, pomidoriukus ir marinuotą agurkėlį. Juos supjaustam griežinėliais. Ruošime bandelę kepu ant sviestuko, noriu, kad gražiai apskrustų iš vidinės pusės. Štai jau gražiai apskrudo. Užberiam burgerio padažą. Su peiliu tą padažą išlyginam. Dedam žolių. Nu kurgi tos žolės, sunkiai siema. Žolės uždedam. Ant žolių dedam svogūną per visą, griežinėlį spjaustytą, sudedam svogūną, paspaudžiam, kad tvirčiau būtų, neišbyrėtų, dedam agurkėlius, su viena ranka filmuoti ir dėti gana sudėtinga. Sudedam agurkėlius, pomidorus mažiukai, vyšniniai, tai irgi smulkiai supjaustyta, gal nenukris. Prieš baigiant vištienai kepti, užberiam sūrio, neturiu lapeliais burgerių sūrio, nes tas sūris dar bus naudojamas prie tūno kiaušinių salotų ar mišrainės. Dviguba dozė sūrio yra skanu. Aš dar ant sūrio viršaus tą smulkiai pjaustą česnaką užberiu, kad jis neišbyrėtų ir laikytųsi. Kai sūris tirpsta, jis ten įsispaudžia ir tvirtai laikosi. Štai jau sūris ištirpo. Laikas imti ir dėti ant burgerio. Bet su viena ranka vištiena niekaip nenori pasiduoti, niekaip negaliu pagauti aš jos, jį laksto keptuvė tarsi gyva. Bet nieko, tuoj pagausim. Dar ne šį kartą, o dabar jau pasigavom vištieną ir reikia tik nuo savo dūnės nunešti iki burgerio, neišmetus. Atrodo, pavyko. Kągi, užsidėjom, antrą pusę su padažu užsidedam ir ragaujam skanų burgeriuką su vištiena.